Mano vardas yra Herkus, man yra 11 metų ir aš baletą šoku apie 5 metus. Buvau 4 metų ar 5 ir mano mama pasidomėjo baletu ir aš pasakiau, kad tikrai labai noriu jį, nors tėtis nežinojo, ar jis man tinka. Tada mes nuėjom pabandyti ir mes supratom, kad jis man tinka ir taip pradėjau lankyti baletą. Man patiko, kaip tas šokis nėra tas paprastas, kaip ten hip-hopas, bet tas, menas, tas gražus, tas su rankom švelniom, kad neturi būti kaip pagaliukai. Balete yra viską gražiai išdirbti, kad tu gali išmokti tą variaciją, bet nepilnai tu išmoki, nes vis tiek reikia kiekvieną dieną ją kartotis, bandyti visas pozicijas, nes tiesiog negali išmokti ir viskas jau ten kažkur važiuoti, viskas turi būti išdirbta. Kai mes buvom su visa baleto komanda išskridę į vieną konkursą Barceloną, tai buvo toks linksmas įvykis. Per vieną vakarą susirinkom visi į kambarį, ten mes žaidėm ir tada sugalvojom padaryti nesąmonę. Tokia želė su sultim ir po to nuo to želė tai visi į tualetą norėjo. Man taip atrodo, kad tas blogas mokytojas, kai verčia, tai tu labai pavargsti ir visas, kaip čia pasakyti, nebeturi jėgų ir vis tave kankina, o geras mokytojas leidžia ir padirbti, jeigu jaučia, kad tu esi pervargęs, tai leidžia ten biškį pailsėti, praleisti pamokas, kai esi per daug pavargęs. Aš rekomenduoju baletą todėl, nes baletas yra tokia sporto šaka, kur tu turi būti toks visas švelnus, toks lengvas ir jis nėra toks labai lengvas šokis, nes reikia išdirbti visas pozicijas, viską ir tai yra tikrai sunku, bet aš rekomenduoju todėl, nes tu gali susirasti daug draugų. Ypač dar rekomenduoju berniukams, nes berniukų balete yra tikrai labai mažai ir jie gal ir galvoja, kad baletas čia yra nesąmonė, bet jeigu tik ateitų į baletą, tai jie pamatytų, kaip ten jau suaugę vyrai ten šoka, ten kojas mėto aukštai, šokinėja, daro visokius sukinius, turus, tai rekomenduočiau labiau berniukams.